Šiems neįtikėtinam itališkam rūmams skubiai reikia jūsų pagalbos. Jie turi 4 šimtmečių istoriją, kuri bus prarasta, jei nesimsime veiksmų dabar. Ir šiandien mes čia su savininku, kuris papasakos mums viską apie šią vietą ir kovoja, kad ją išgelbėtum. Šie neįtikėtini rūmai išgyveno daugiau nei 400 metų istorijos. Jie matė, kaip šeimos kilo ir žlugo, karus, gaisrus, restauracijas ir ilgus tylos laikotarpius. Per šimtmečius jis prisitaikė, keitė savininkus ir išgyveno akimirkas, kurios galėjo jį visiškai sunaikinti. Per daugelį metų nufilmavus šimtus apleistų vietų yra vienas dalykas, kurio beveik niekada nepamatome. Žmonės, kurie iki šiol yra susijęs su šiomis vietomis. Tačiau šį kartą viskas kitaip. Už šių sienų slypi ne tik istorija, bet ir labai reali dabartis. Karolina paveldėjo šios rūmus kartu su visa atsakomybė, kuri tenka bandant apsaugoti vietą, kuri niekada nebuvo sukurta šiuolaikiniam gyvenimui. Stovėdamas čia su ją, pradedi matyti šių vietų pusę, prie kurios retai kada gauname prieigą. Ne po apleidimo, o kaip tik prieš jį. Tokios vietos kaip ši buvo statytos šimtmečiams, tačiau jų išlikimas priklausė nuo šeimų, personalo ir pastovių pajamų. Kai tas pasaulis išnyksta, tokie pastatai kaip šis lieka įstrigę tarp dviejų laikų. Nerestauruoti, negyvenami, bet ir neužmiršti. Tai, ką matote čia, nėra apleistumas. Taip nutinka, kai istorija juda greičiau, nei dabartis spėja ją pasivyti. Šį kartą tai nėra tik pasakojimas apie apleistą namą. Tai pasakojimas apie tai, kas būna prieš apleidimą ir apie Karoliną, kuri vis dar čia, bandydama neleisti tam momentui įvykti. Taigi pradėsime ekskursiją po šią neįtikėtiną vietą Italijoje ir sveikiname jūs sugrįžus į Bros of Decay. Aš esu Leslis, už kameros yra Lukas. Sveiki. Ir mes stovime čia, šios vietos vestibiulyje. Tačiau šiandien su mumis yra ir labai ypatingas žmogus – Karolina, kuri yra šio rūmų savininkė. Labas. Sveika, Karolina. Visų pirma, noriu tau padėkoti už galimybę atvykti čia ir parodyti šią vietą visiems, kurie žiūri. Ačiū tau ir už tavo darbą, padedant man išsaugoti namą. Man tikrai labai gaila ir aš labai dėl to nerimauju. Vėliau viską paaiškinsiu. Tavo istorija yra labai paveiki ir mes tiesiog norime sužinoti, kaip žmonės, kurie žiūri šį vaizdo įrašą, gali tau padėti ir palaikyti tavo pastangas išsaugoti šią vietą. Ačiū. Tiesiog noriu jums šiek tiek papasakoti namo istoriją. Namas buvo pastatytas 16 amžiuje, jame gyveno vyskupas, o vėliau jis atiteko šio vyskupo sūnėnui Strambi. Namas buvo restauruotas Siginis Strambi, nes 17 amžiuje čia kilo gaisras. Namas yra gražus dėl šios freskos, o namo viduje yra stiuko dekoras, kuriame pavaizduotos svarbiausios šio regiono pilys – Monferratas. Bibliotekoje yra knygų, kurias surinko mano prosenelis, bet taip pat ir mano senelis Francesco Pelati. Tačiau po mano senelio mirties knygos buvo padalintos. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad man svarbiausia yra išsaugoti šiuos namus, ne tik šeimai, bet, manau, ir viso šio krašto žmonėms. Tai svarbu ir Italijai, nes mano prosenelis įkūrė ISPRA, aplinkosaugos institutą. Kaip ketini išsaugoti šią vietą, Karolina? Visų pirma, turiu sutvarkyti stogą. Man sakė, kad tam reikia 50 000 eurų. Tai dėl to pradedi savotišką paramos rinkimo akciją. Taip, aš steigiu asociaciją. Noriu surinkti pinigus per šią asociaciją ir taip pat teikti naujienas per svetainę. Aš taip nerimauju dėl namo, kad man labai liūdna. Man tikrai labai gaila. Nesijaudink. Ir visi čia, kad tau padėtų. Ir kaip visi žinote, vanduo ir blogas stogas yra blogiausia, kas gali nutikti tokiai vietai kaip ši.
Taigi tai, ką jį čia daro, yra skubus darbas, o po to turėsime laiko renovacijai. Bet tai, ką Karolina sako dabar, yra labai svarbu. Būtinai įdėsime nuorodą aprašyme, kad padėtume Karolinai ir pabandytume prisidėti prie projekto finansavimo. Šiandien aprodysime jums visus namus. Parodysime viską. Noriu, kad papasakotum daugiau apie istoriją ir viską, ką matome. Labai malonu, kad esi čia su mumis ir taip pat pamatyti, ką šie namai tau reiškia, yra labai svarbu. Taigi pradėkime ekskursiją po šią vietą. Gerai. Gerai, eikime dabar į koplyčią. Oho, kokia vieta. Tu čia meldėsi su savo seneliais. Mano močiutė. Taip. Kiek tau buvo metų, kai čia gyvenai? Buvau maža. Atvykdavome čia vasarą, kelioms savaitėms. Tai čia buvo tavo vasarnamis. Taip pat mano pusseserė su tėvais ir prisimenu, kaip buvau čia, yra vaizdo įrašas, kai buvau maža, buvau sode su savo... Ar galime pamatyti tą vaizdo įrašą? Taip. Ar gali man jį atsiųsti? Taip, negaliu tuo patikėti. Tai nuostabu. Taigi dabar stovime čia, šioje nuostabioje privačioje koplyčioje, kur Karolina ir jos šeima ateidavo melstis. Ir ji buvo naudojama kaip daugelį Italijos vietų yra tokios koplyčios ir jos visos yra privačios, tiesa? Jos nėra skirtos kaimo žmonėms. Ne, bet kartą per metus, rugpjūčio 15-ąją, mes paprastai papuošiame koplyčią gėlėmis ir kai vyksta procesija su visa bendruomenė, su kryžiumi, mes atidarome duris ir žmonės gali pamatyti vidų. Tai gražu, taip. Ir tai taip pat nuostabus privačios itališkos koplyčios pavyzdys. Galite matyti freskas ant lubų, nuostabiai nutapytas su skliautuotomis lubomis viršuje. Tai taip pat buvo dalis originalaus pastato. Taip, ši dalis buvo pastatyta 16 amžiuje, tiesa? Ši koplyčia... Taip. Koplyčia visada čia buvo. Taip. Taip pat čia abiejose pusėse yra nuostabus sietynai. Kas aukojo mišias šioje vietoje? Ar tai buvo kunigas, kuris atvyko čia? Mes taip pat turime popiežiaus leidimą, tai yra specialus leidimas, kurį reikia gauti iš popiežiaus. Jei neturite šio leidimo, negalite aukoti mišių, negalite priimti šventosios komunijos. Taip, suprantu. Taip. Tai kažkokiu būdu buvo palaiminta. Taip. Atsimenu, kai buvau maža, kartu su savo močiute meldėmės. Ir dar yra keletas draugų, kunigas, kuris atvykdavo čia vasarą. Tad jis aukodavo mišias kartu su visa šeima ir draugais, kurie čia būdavo. Mano šeima, manau, paliko svarbiausią dalyką – tikėjimo svarbą. Tikėjimo svarba, Dievo meilė išlieka iki šiol. Iki šiol. Tai labai gražu. Stengiuosi melstis ir parodyti Dievo meilę, kad tikėjimas būtų konkretus. Labai gražu matyti pasaulyje, kuriame tikėjimas blėsta, kad jūs vis dar turite tiek daug tikėjimo Dievu ir tikriausiai tai taip pat padės jums rasti žmonių, kurie padės atkurti šią vietą. Mano gyvenimas labai sunkus. Šiek tiek. Jei neturėčiau tikėjimo, manau, kad nebūčiau čia. Taip, aš turiu naviką, bet apie tai nesvarbu kalbėti. Ne. Bet turiu daug dalykų, apie kuriuos negera pasakoti. Taigi tikėjimas man visada padėjo, visada. Išlikti stipri, judėti pirmyn ir turėti vilties, kad viskas pagerės. O koplyčia yra skirta šventajam Juozapui. Gerai, mes matėme altorių ir freskas čia ir žinome, kad tai privati vieta. Ar galite šiek tiek papasakoti apie šias lenteles, kurias čia matome? Taigi čia yra Siginis Strambi istorija. Koplyčia buvo skirta šventajam Juozapui 1866 metais. Bet tai nėra koplyčios pastatymo data, tiesa? Ne, koplyčia buvo anksčiau, nes čia buvo vyskupas. Tačiau jie ypač paskyrė koplyčią šventajam Juozapui. Eikime toliau į kitą namo dalį. Žmonės dažnai klausia, kodėl šeimos tiesiog nerestauruoja tokių vietų kaip ši.
Stovint čia, atsakymas tampa labai aiškus. Tokio dydžio rūmams net ir patys paprasčiausi darbai kainuoja labai brangiai. Prieš kalbėdami apie restauravimą, pirmiausia turite sutvirtinti pastatą. Vien tik stogo remontas, konstrukcijų sutvirtinimas ir tolimesnio vandens žalos prevencija gali kainuoti 10 000 eurų. Ir tai yra tik tam, kad situacija nepablogėtų. Pilnas restauravimas tai jau visai kita istorija. Kai dirbi su istorinėmis medžiagomis, freskomis, nestandartiniais akmens darbais ir saugomais pastatais, išlaidos greitai išauga. Tokio rūmų restauravimas gali lengvai kainuoti 100 000, o daugeliu atveju net milijonus eurų, priklausomai nuo to, kiek toli pažengęs įrimas. Ir tai tik viena problemos dalis. Dauguma šeimų nepaveldi šių vietų kartu su finansavimu. Jie paveldi atsakomybę, mokesčius, priežiūrą ir teisinius apribojimus, kurie riboja, ką jie gali keisti. Parduoti dažnai sunku, restauruoti per sunku, o palikti viską nepaliestą tampa vienintelė likusia išeitimi. Karolina susidūrė būtent su tokia realybė. Ji bando apsaugoti šios rūmus žingsnis po žingsnio, pradėdama nuo pagrindų. Ji žino, kad kiekvienas delsimas tik dar labiau apsunkina užduotį. Taip daugelis vietų tampa apleistos. Ne dėl aplaidumo, o dėl gerų ketinimų, riboto laiko ir išlaidų, kurios greitai viršyje vieno žmogaus ar vienos šeimos galimybės. Kai vaikštai po tokius namus, matai ne tik praeitį. Tu matai akimirką, kai ateitis dar neaiški. Taigi vėliau šiame vaizdo įraše vėl susitiksime su Karolina. Ji papasakos mums daugiau apie mūsų prosenelį ir visus, kurie buvo labai svarbus šiam namui, bei kodėl jis buvo toks svarbus. Bet pažiūrėk, man labai patinka šis koridorius. Nuostabu. Tai toks neįtikėtinas įėjimas į šios rūmus. Ir visų pirma, čia yra didelės duris, kurios atsiveria į šio kaimo gatvę. Ir visur aplinkui yra šios neįtikėtinos freskos. Kalbėjausi su Karolina ir ji man pasakė, kad šios freskos galbūt yra iš 16, galbūt iš 18 amžiaus. Taip, galbūt restauracijos laikų, galbūt originalios. Taip. Žiūrint į jas, jos tikrai atrodo šimtmečių senumo. Taip. Nematytų jokių kitų senesnių freskų ar kažko panašaus. Ir daugeliu atveju matai, kaip dažai lūpasi, o po jais pamatai senas freskas. Taip, tai gali būti originalas. Pažiūrėk į šį neįtikėtiną užrakinimo mechanizmą čia. Žiūrėk. Taip. Milžiniškos vyriai. Aš jau nebegaliu to net pajudinti. Ir tada taip. Didelis. Taip. Atrodo, kad ten yra skaičius 5 ar kažkas panašaus. Taip, arba S. Ar gali įsivaizduoti, kad kažkas su milžinišku raktu ateina čia ir atrakina tai? Tai neįtikėtina. Taip pat ten viršuje yra mažas varpelis. Taip. Oho. Už šių sienų, taip. Yra padengtos freskomis, taip pat maži kryželiai. Taip. Maži kryželiai. Yra keletas peizažų portretų. Medalionai, taip pat galėtum juos taip pavadinti. Taip, taip. Galbūt tai ta pilis, apie kurią mums pasakojo Karolina. Tai atrodo kaip vienas iš tų Bolonijos bokštų Italijoje. Taip, šiek tiek, taip. Turiu omeny labai tipiškas itališkas bokštas, labai lieknas ir gražus. Ir tada turime Nikolajaus Palati statulą. Nikola Tesla, kaip Nikola Tesla, bet tada Nikola Palati. Tiksliai. Ir jis buvo Karolinos prosenelis. Ir jis buvo inžinierius. Ir jis taip pat buvo tas žmogus, kuris pirmasis nupirko šią vietą, po to, kai pirmoji šeima ją pastatė 16 amžiuje. Labai svarbi asmenybė, akademikas, dirbo universitete, įkūrė universitetus, turėjo tūkstančius knygų, jis buvo itin svarbus žmogus. Žiūrėk, man taip pat labai patinka šios kėdės, kurios stovi čia šone. Jos yra gražios. Jos atrodo tarsi pagamintos iš ąžuolo, visiškai drožinėtos. O Karolina nebuvo visiškai tikra, bet ji mano, kad ji yra autentiškos. Jos yra iš 18 amžiaus, galbūt 17 amžiaus. Taip. Daugelis šio namo baldų nėra originalūs, nes kaip jau girdėjome anksčiau, dauguma jų buvo pavogti. O baldai, kurie dabar čia yra, atkeliavo iš kitos jų turėtos rūmų prie Komo ežero. Kas mus atveda? Prie šio vyro. Agila. Pamiršau vardą, bet laukite. Tai Achilis Citoris. Achilis Citoris. Ir jis taip pat buvo Karolinos prosenelis. Jis taip pat buvo labai svarbi figūra šiame namuose. Pažiūrėkite į tą sietiną arba tą žibintą kabantį čia koridoriuje. Felnijas. Visiškai apžėlęs.
Taigi iš čia galime pereiti į koridorių, kuris jungiasi su pačiu pastatu. Bet vėlgi, visur neįtikėtinos freskos. Jos atrodo jau labai senos. Jos tikrai originalios, man taip pat labai patinka šios kolonos čia. Taip, o šios lubos tiesiog nuostabios. Kad galėtum ją atverti ir sukurti tokį milžinišką, nepaprastai atvirą rūmų erdvę čia. Bet tai irgi labai juokinga. Bet Karolinos tėvui labai pasisekė paveldėti šią vietą, nes kai jos senelis mirė, jis nepaliko testamento. Ir jis turėjo 3 vaikus, 3 brolius, ar čia taip? Taip. Taip. Ir 10 metų jie buvo kažkokiam teismo procese. Teisme, kam priklausys ši vieta ir kas bus teisėtas jos savininkas. Ir po 10 metų jie nusprendė tiesiog užrašyti savo vardus ant popieriaus lapelio, susukti jį atiduoti teisėjui. Tada teisėjas ištraukė vieną lapelį. Ir taip atsitiko, kad tai buvo Karolinos tėvas, kuris laimėjo šią vietą. Ir štai todėl ji dabar yra teisėta šios nuosavybės savininkė. Nuostabu. Na tai buvo ir su jos seserimi taip pat. Taip, vienu metu, Bet dabar sesers jau nebėra, bet taip. ji mirė prieš 7 metus. O Karolina yra vienintelė paveldėtoja, kuri turi rūpintis šią vietą. Sakau, tai tikrai didelė našta. Taip. Nes jaučiu jos emocijas. Ji nori išsaugoti šią vietą, bet jaučiasi visiškai bejėgė, nes tai labai didelė užduotis atkurti kažką tokio. Taip, vienam žmogui tai iš esmės neįmanoma. Taip. Aš taip sakyčiau. Pažiūrėkit tai. Žiūrėk. Visur guli gražus meno kūriniai, o iš šio koridoriaus einame į labai svarbų kambarį. Taigi tai taip pat labai svarbus kambarys namuose, nes čia yra didelė akmenų kolekcija arba natūralių akmenų kolekcija. Pažiūrėkite, kur yra akmuo ir kur yra popierius. Taigi, tai parašė jūsų prosenelis. Taip, ar galime tai parodyti kamerai? Taip, bet nežinau, ar matysite. Jei galėtumėt perskaityti, kas ten parašyta. Granito San Luca. Ir tavo senelis surinko šios akmenis iš viso pasaulio. Taip, iš tų vietų, kur jis keliavo, taip. Kur tu keliauji? Europoje. Jis buvo Italijos karalystės kasyklos direktorius. Ir dėl šios priežasties jis keliavo. Ir tu taip pat sakei man, kad nori įrengti savotišką šių akmenų muziejų. Taip. Norėčiau įkurti muziejų skirtą jam. Ir aš turiu laiškų kolekciją, taigi turiu daug jo daiktų. Taip. Taigi norėčiau parodyti knygas, bet svarbiausių knygų čia jau nebėra. Dėžė dalis jų buvo pavogta. Jie atvažiavo sunkvežimiu ir dabar namas tikrai yra gana tuščias. Taip. Buvo paveikslų, buvo skulptūrų, buvo ir kitų dalykų, kurie buvo pavogti. Karolina, ar galime taip pat pažiūrėti į šias nuotraukas čia? Ar tai kažkas, apie ką norėtumėte papasakoti? Taip, čia nesena nuotrauka, čia mano teta su savo šeima. Mano brolio sesuo, Korina. Jos vyras Pietras tapo senatoriumi. O čia jų 5 vaikai. Tai viena iš mano močiutės seserų. Kai parodysiu jums pagrindinį kambarį, ten yra šeimos nuotrauka. Pereikime nuo nuotraukų ir judėkime toliau. Taigi norėjau papasakoti keletą dalykų. Čia yra originalus namo dokumentas. Gražus gėlių raštai. Tai yra paveikslai, mano močiutės paveikslų rinkinys. Ji tapydavo, čia vienas iš jos paveikslų, bet ji nustojo tapyti, nes kai mano senelis tapo Akademija di Lince direktoriumi, ji susipažino su svarbiausiu savo laikų dailininku ir ji pasakė, ne, mano paveikslai siaubingi. Todėl ji nebenorėjo daugiau tapyti. Taip. Bet mes pamatysime keletą paveikslų. Jos paveikslų. Ir manau, kad jie yra nuostabus. Tai padarė kūrėjas iš Komo ežero namų.
Oho. Turiu omenyje, manau, kad ji turėjo labai gražų tapybos stilių tavo močiutė. Ir jos vardas taip pat buvo Karolina, tiesa? Taip. Taip, Karolina. Bet ji nenorėjo, kad ją vadintų Karolina, nes ji turi tetą, kuri taip pat vadinasi Karolina. Ir ji buvo... Visos vadinamos Karolina. Taip, bet ji jai buvo labai blogas žmogus. Man labai gaila. Taigi negerai. Todėl ji pasakė, aš to nenoriu. Vadink mane Lina. Todėl visi ją vadina Lina. Oho. Ir čia taip pat galime matyti jos dažų ir teptukų rinkinį. Tapybos rinkinys. Taigi, ačiū. Pereikime iš šio kambario ir galime eiti į kitą, kuris yra namo valgomasis. Čia turime dar vieną Karolinos paveikslą. Taip. Lina. Taip, apie Liną. Čia yra rezigona, tai nutapyta pagal vaizdą iš jos namų. Prieš pradėdami kalbėti apie paveikslus, pirmiausia pažiūrėkime į kambarį. Gerai. Nes čia buvo valgomasis, tiesa? Taip. Čia galėdavo vykti didelės šventės, didelis stalas, didelė puota. Ten galite matyti, kad freska vis dar išlikusi, deja, dalis jos sugriuvo. Tinkas nukrito, bet vis tiek atrodo labai gražiai. Iki šiol čia taip pat kabo nuostabus žalvarinis sietinas. Oho, tai didelis gabalas. Ir visi šio kambario baldai taip pat atkeliavo iš Komo rūmų. Taip. Taip, taigi čia nieko nėra originalaus. O dabar prieiname prie šio gražaus šeimos portreto kambario viduryje. Ar galite papasakoti šiek tiek daugiau apie jį? Taip, čia mano prosenelė. Ir kai mirė mano prosenelis, Akilis Sirtoris, jauniausia, mažiausioji, buvo 9 mėnesių, Akilis taip pat. Jie pakeitė vardą. Vardas buvo Giovannis Batistas, bet jo tėvas mirė, todėl jie nusprendė jį pavadinti Akiliu, tėvo vardu. Tai mano močiutė Lina. Jie atrodo nuostabiai, turiu omenyje, matau tam tikrą panašumą. Iš visų susituokė tik mano močiutė. Taigi tik ji viena pratęsė šeimos giminę. Be to, būtent ji sukūrė visus paveikslus šiame kambaryje. Oho, kaip manai, kiek metų šiam portretui? Mano močiutė gimė 1894 metais. Oho. Taigi galime drąsiai manyti, kad šis portretas buvo sukurtas 20 amžiaus pradžioje. Taip. Taip. Oho, tai neįtikėtina. Gerai. Mano tėvas, mano senelis, mano močiutė Lina, mano teta Korina ir Nikola. Ačiū, kad mums viską parodėte, tai tikrai gražu. Labai graži valgomojo zona čia. Vėlgi man labai patinka tos skliautuotos lubos ir tai turbūt buvo nuostabi vieta vakarieniauti anais laikais. Karolina rodo čia į viršų, į tas lubas. Atsiprašau, man taip liūdna, aš tikrai labai nerimauju dėl šio įtrūkio. Neturiu daugiau laiko uždengti stogą. Todėl prašau pagalbos, nes negaliu sumokėti 50 000 eurų. Taip, suprantu. Tikiuosi, atsiras dosnių žmonių, norinčių padėti Karolinai išsaugoti šią vietą, nes kaip matote iš būklės, tai labai skubu. Taip. Jeigu tik stogas bus uždengtas ir vieta bus sausa, tada turėsime dar ne vienus metus. Eikime čia trumpam ir eikime šią rūmų dalimi. Taip. Tada šalia valgomojo turime šitą čia. Ir šitas atrodo, taip, tai irgi buvo miegamasis anksčiau, taip. Esu beveik tikras, kad galite tai pamatyti iš šios sijos, skirtos lovai su baldakimu. Taip, visa graži užuolaida būtų išsitiesusi virš lovos čia pačioje tais laikais. Tai būtų buvęs nuostabus vaizdas. Taip, šiame kambaryje, jis šiek tiek tuščias, čia nėra daug ką pamatyti. Bet taip, galite matyti iznykimą. Atsiranda įtrūkimai. Taip pat atsiranda ir čia. Freska vis dar puikios būklės. Bet esmė ta, kad šie įtrūkimai nėra pastato konstrukcijos įtrūkimai. Tai yra kupolo įtrūkimas. Taigi tai galima sutaisyti. Taip. Ir freskos, ir viskas. Taip, labai gražu. Ar tai buvo šeimos herbas? Karolina, iš tikrųjų nebuvau tikra, bet atrodo, kad taip, ar ne? Taip, tai tarsi šeimos herbas arba emblema. Taip? Taip. Ir taip pat miegamasis. Taip.
kaip matote. Vėlgi, graži erdvė. Taip. Šios lubos tikrai gražios. Man čia labai patinka. Patinka, kad ten išraižytas tarsi trikampis. Felnijas. Šis kambarys atrodo prastos būklės. Taip, tikrai. Labai prastos būklės. Bet ne tokios blogos kaip šitas čia. Ne, tiesiog greitai parodyk tą. Taip. Taip, tai istorijos pabaiga. Nu, tikėkime, kad ne. Ne tam kambarį. Taip. Taip. Likusią rūmų dalį tikrai dar galima išgelbėti, jei imsimės veiksmų dabar. Gerai, eikime toliau ir štai čia prieiname prie laiptinės. Ši laiptinė kyla labai aukštai. Oho. Gražus sietinas ar šviestuvas čia kabo. Pirmiausia, eikime į rūsį. Man labai patinka šie vartai, kuriuos jie turi šiose itališkose vietose, vedančiose į rūsį. Dėl kažkokios priežasties jie turi vartus, kurie atsidaro į viršų. Taip, tai nuostabu. Kas ten už tavęs? Tai didelė vonia. Tai marmurinė vonia? Tai marmurinė vonia. Oho, negali būti. Ir jis storai išpjauta. Taip. Oho. Tai visiškai, tikriausiai visiškai. Išskopta iš ten. Taip. Gerai. Bet nuo ten mes patenkame į to pastato rūsį. O rūsyje iš tikrųjų yra visa virtuvės zona, o tai labai įdomu. Taip. Na tai ne pirmas kartas, kai matome virtuvę Rūsyje. Italijoje. Daugumoje vietų, kurias lankome, rūsyje yra virtuvė. Kodėl taip yra? Ar kas nors turi idėją, kodėl taip yra? Nuostabus sietinas kabo čia. Vėlgi su tuo geležies apdaila, kurį dažnai matome. Taip. Labai gražu. Ir mes žinome, kad šie paveikslai yra iš močiutės. Taigi šitas Lina nutapė šitą. gražus kalnų peizažas. Ir tas, kuris yra už tavęs taip pat. Taip. Arklės, labai šaunus tas arklė. Taip. Man labai patinka šitas. Taip, su arkliu. Ir tada, taip, inžinierius. Inžinierius. Taigi jos prosenelis Nikolajus. Nikola. Jis buvo inžinierius ir pastatė šį šulinį, kurį matote čia. Ar galėčiau atidaryti šį kitą šulinį? Aš tiesiog norėjau pažiūrėti, ar galėčiau atidaryti šulinį. Taip, tai tikriausiai buvo skirta virtuviai, gauti vandens ir aprūpinti namą reikalingų vandeniu. Taip, šis šulinys tikrai labai gilus. 1, 2, 3. Oho. Namo šulinys. Gerai. Eikime. Pirmiausia, eikime į virtuvę. Taip. Tipiška itališka virtuvė. Taip. Kaip matote, klasika, labai klasikinis elementas. Židinys štai čia. Labai jauku. Židinys ten. Ne? Taip. Paruošimo zona, tarkime, taip. Svarstyklės ir visa kita. Ir čia turime dujinį degiklę. Viskas labai tvarkingai, gartraukis. Taip. Ir tada, taip, židinys. Esu tai dažnai matęs Italijoje, kur jie turi tokius padalintus vamzdžius įmontuotus į židinio kaminą. Tai labai tipiškas architektūrinis dalykas. Kam jis skirtas? Aš šiek tiek pasidomėjau ir galbūt internete rašo, kad tai skirta šiek tiek paskirstyti šilumą. Gerai. Bet kas tai tiksliai yra, niekas man negali pasakyti. Aš sakyčiau, tai labiau dėl dizaino. Ir tada židinys. Taip. Židinys, būtent. Akmenys ten už jo yra tikrai gražus. Anksčiau ten buvo kaip mažas kabinetas, ar taip? Galbūt picų krosnis. Taip. Ir pati virtuvė taip pat gana graži. Jie visada čia įmontuoja šias kriauklės palangėje. Ir pati virtuvė. Tai labai graži turkio spalva. Taip. Itališki spintelės. Dar keli paveikslai stovi čia. Galbūt taip pat iš linos. Bynė? Taip. Ir tada nuo čia. Taip, čia yra kasdienis valgomasis. Taip. Tikriausiai čia Karolina taip pat valgydavo vakarienę, kai buvo maža. Ir visa šeima. Tikriausiai čia ta vieta, kur žmonės sėdėdavo ryte ir po pietų. Čia anksčiau būdavo ir freskų. Taip. Italijoje jas dažnai uždažo. Taip. Taip. Labai liūdna tai matyti. Yes. Taip pat, suprantama. Taip, kai tik viena dalis pūva, tada gali atrodyti neužbaigta.
Taip, būtent. Ir tada jie tiesiog nusprendžia, užuot leidę kažkam ateiti ir perdažyti, tiesiog uždažo viską. Taip. Tiesiog nudažo baltai. Taip. Ir tada čia įrengia spinteles vietoj to didelio lipdinio ten. Taip. Tai atrodo beprotiškai. Dieve mano. Taip. Čia vis dar liko dešimtis ir dešimtis lėkščių. Gerai. Eikime į viršų ir parodysiu jums vieną svarbiausių namo dalių. Ateinant iš rūsio galime taip pat eiti čia į dešinę. Ir čia buvo dar viena maža poilsio erdvė, graži vieta, kurioje šeima galėjo tiesiog būti kartu vakare. Ir manau, kad tai taip pat labai nuostabus kambarys šiame name. Tikrai. Ir jis šias lubas vis vadino stiuku. Taip. Stiukas, kitaip tariant, dekoratyvinio tinko darbas, galima taip pasakyti. Ir taip pat galite matyti, kad šiuose lubose čia yra šiek tiek daugiau reliefo. Ir jie čia taip pat sukūrė gražių vilų ir meno kūrinių, kaip matote. Tikrai taip. Manau, ši vis dar labai geros būklės. Štai ši vienintelė su korektoriumi. Taip, tai įskilęs korektorius, bet taip pat gali aiškiai matyti pilis, kurios pavaizduotos stiuko puošyboje, kaip jį tai vadino. Bet ir šios gėlės čia vis dar gražios. Gėlių ornamentai yra tiesiog nuostabus. Taip, galbūt ši yra geriausia, kurią galime parodyti. Taip. Ir čia taip pat galite matyti tas gražias medžių eilės, tas tipiškas Toskanos medžių eilės su šiomis ikoniškomis itališkomis vilomis, kurias matome čia. Taip. Ir tada durų rėmai ir visa kita. Taip, kaip matote. Taip. Jam reikia daug restauravimo darbų, bet šiame kambaryje yra gražūs medžio dirbiniai ir apdaila. O čia yra močiutė, kuri iš tikrųjų nutapė visus paveikslus. Ji nutapė savo portretą. Taip. Tai yra autoportretas. Čia parašyta kopija. Taip. Tai buvo jos senelis. Ar ne taip? O gal tai buvo prosenelis? Tai prosenelis, jei neklystu, tai buvo Linos vyras, matau čia, ir tai buvo jos prosenelis. O čia galbūt mano mėgstamiausias jos paveikslas. Oho. Arba bent jau portretas. Tai gražus paveikslas. O šis sukurtas 1987 metais. Arba 77-aisiais. 77, arba taip pat, taip. Sunku pasakyti. Dvigubas septynetas, tai irgi galėjo būti. Taip, nuostabus kūrinys. Nuostabi erdvė. Ir tada čia viduryje stalas, prie kurio jie galėtų sėdėti ir leisti laiką. Taip pat mažas suoliukas čia kampe. Pažiūrėkite. Labai apmaudu. Labai apmaudu. Tai gražus kūrinys. Bet išgelbėjimas. Tikrai išgelbėjimas. Geras baldų meistras visada gali ką nors iš to padaryti, kaip... Vėlgi galite matyti originalius paveikslus ant sienos. Jie užklijavo ant jos tapetus. Tai yra originalūs kūriniai. Su visu marmuru čia? Yeah. Karolina. Sveika. Sveika, Karolina. Tikriausiai galite mums suteikti šiek tiek informacijos, nes mes nebuvome tikri dėl čia esančių paveikslų. Tai yra Linos vyras, tiesa? Taip, tai mano senelis Pranciškų nutapė Liną. Taip? Taip. Tai nuostabu. Svarbiausi šio kambario dalykai, manau, yra lipdiniai, vaizduojantys Monferrato pilis. Ši vietovė vadinama Monferrato, Basso Monferrato, ir tai yra svarbiausios šio regiono pilis. Tai nuostabu. Bet žinote, girdėjau, kad yra ir tam tikrų įtrūkimų, tam tikrų problemų. Taigi ji buvo atstatyta. Štai ten kampe yra siena, kuri rodo, kad yra problemų. Karolina, tu taip pat sakei man, kad kartais miegi ir šiame kambaryje. Taip. Ir tu miegi šiame kambaryje, tiesa? Taip, Stefanija ir Eduardas man davė šią lovą, todėl aš čia miegu vasarą, kai atvykstu čia. Gerai. Čia buvo valgomasis, nežinau pavadinimo, bet vis tiek čia buvo 18 sofų, kurios buvo pavogtos. Labai atsiprašau.
Ir jie tiesiog spusteli ir čia liko tik keli dalykai. Tik stalas, kurį pagamino mano močiutė. Taigi šis stalas čia, kurį matome, yra pagamintas Karolinos, jos močiutės. Taip, prosenelės. Prosenelė, Andželina. Matai yra ir... Inicialai. Taip, inicialai. P. Karolina, ar galiu paklausti, kodėl vasarą ateini ir miegi čia? Nes namas dar nėra muziejus, bet yra keli urbex entuziastai, kurie su manimi susisiekė ir bando fotografuoti namą, taip pat atlieka kai kuriuos smulkius darbus. Visiems, kurie nori čia atvykti, prašau, nedarykite to nelegaliai. Karolina noriai parodys jums šią vietą ir padės ją pamatyti. Ir jei norite ją fotografuoti, taip pat paliksime nuorodą ir El pašto adresą aprašyme, kad galėtumėte susisiekti su Karolina ir atvykti čia legaliai. Todėl dar kartą prašau, nesilankykite čia nelegaliai. Ir stenkitės padėti konstruktyviai. Ar suprantate? Visada yra būdų padėti Karolinai išsaugoti šią vietą. Parodysiu jums, kad ir šiame kambaryje yra įtrūkimų. Matote? Taip. Bet svarbiausia problema yra ši. Taip. Tai yra konstrukcinis įtrūkis, taip. Taip. Aš tikrai nerimauju. Vanduo, kuris patenka vidun. Ir problema ta, kad jei stogas atviras, vanduo patenka vidun. Taip. Ir po truputį namas sugrius. Taigi, aš neturiu 50 000 eurų, kuriuos galėčiau greitai duoti. Galbūt mes taip pat galime padėti. Ir norime paklausti, ar yra kas nors, kas turi patirties su tokiais namais ir kas galėtų susisiekti su Karolina ir jai padėti. Galbūt, pavyzdžiui, uždengti stogą, ar padėti kaip savanoris, ar kažkas panašaus. Sukurti planą. Taip. Kažkas, kas gerai tai moka. Bet kokia pagalba praverčia. Bet kokia pagalba. Ir mes taip pat galime pažvelgti į tinko ir gipso darbus čia, lubose, kurie yra itin svarbus šiam namui. Taip, jie atrodo labai autentiški. Bet jūs taip pat jau galite matyti, kad vanduo čia, šiuose kambariuose, teka pro stogą. Taip. Ypač šioje dalyje. Taip, pradeda formuotis pelėsis. Ir jis ima apimti šį skliautą, kurį turime viršuje. Vijokliai auga kiaurai. Taip. Oho. Beprotiška. Ir čia anksčiau buvo gražus auksu dengtas veidrodis. Taip, dabar veidrodžio paviršiaus nebėra. Čia po apačia taip pat buvo graži poilsio zona. Oho. Gražus rėmas. Gerai. Oho. Eikime į kitą šio pastato aukštą. Mes kylame į kitą šio pastato aukštą. Ir šis aukštas taip pat buvo labai reikšmingas, tiesa? Taip. Čia yra didžiausia biblioteka. O čia šiame kambaryje paprastai buvo mano senelio ir jo brolio darbo kambarys. Anksčiau biblioteka buvo pilna knygų lentynų, bet jos buvo pavogtos. Ir kai įvyko padalymas tarp mano brolio ir jo sesers, dalis baldų iškeliavo. Tai yra tai, ką matai mano tėvo Pelati mintise, matai? Taip. Tai nėra prosenelis. Gerai, taip. Kurią čia esančią knygą galėtumėte išskirti kaip svarbiausią? Taip. Čia buvo knyga, kurią parašė mano senelis. Taip, jis parašė 60 knygų, ar ne? Taip, bet mes turime tik vieną. Ir Romos bibliotekose galite rasti kai kurias iš šių knygų. Šis vyras turėjo knygų Romos bibliotekoje. Ir paprastai aš laikydavau knygas ten, bet žmonės ateina fotografuoti ir išima daiktus ir palieka juos ant stalo, ant grindų. Aš surenku daiktus nuo grindų, bet kai grįžtu, vis tiek randu kažką ant grindų. Gerai, paieškokime jūsų senelio knygos. Nesu tikra, ar rasime. Gerai. Taip. Šiuo momentu galiu matyti, atsiprašau.
Viskas gerai, eikime toliau. Papasakokite šiek tiek daugiau. Taigi, jūsų prosenelis laikė visas knygas čia, šiame kambaryje. Ir jūs taip pat sakėte, kad čia buvo labai reikšmingų knygų iš 15 amžiaus. Taip, mes turime pagrindinės inkunabulus. Inkunabulai yra pirmosios spausdintos knygos. Gerai. Čia daugiau nėra. Taip. Nežinau, ar jie atsidūrė pas mano dėdę, ar vis dėlto buvo pavogti. Bet čia daugiau nėra inkunabulų. Taip. Ir mes turime mažų knygelių iš 15 amžiaus. Taip. Bet pavogta buvo pavogta. Ir Karolina, papasakok man kažką apie tai, kai buvai vaikas ir ateidavai į šį kambarį. Koks tai buvo jausmas? Ar tau buvo leidžiama čia būti? Ar galėjai vartyti knygas? Kad tavo senelis, tarkim, tave išvarydavo? Buvo nuostabu. Čia viduryje stovėjo apvali sofa. tą sofą pamatysime vėliau. Taip, o aš dažniausiai pasiemu knygą, atsisėdu ant sofos ir skaitau. Tai buvo nuostabi vieta apsistoti. Taip, tu čia praleidai daug laiko savo vaikystėje. Taip. Taip, mes atvykdavome čia vasarą, bet tik trumpam, kai mano seneliai dar buvo gyvi. O tada mes išvykome į Ispaniją, nes primenu, kad esu Ispanė. Pusiau Italija. Pusiau Ispanė. Nuostabu, kad būdamas vaikas galėjai ateiti į tokią biblioteką, skaityti ką tik nori ir vartinėti knygas. Tikrai tuo žaviuosi. Tai turbūt puikūs prisiminimai tau. Taip. Taip. O tuo metu ar kambarys irgi atrodė taip pat? Ar buvo tokios pačios knygų lentynos, ar viskas atrodė kitaip tais laikais? Ne, jie yra kitokie. Tai nėra tos pačios knygos ir ne ta pati vieta, kurioje jos buvo tada. Kur, kaip prisimenate, jos buvo? Taip. Taigi pažiūrėkime ir į šį kambarį. Visų pirma, matome, kad visas kambarys iš visų pusių apkrautas didžiulėmis knygų lentynomis, kurios anksčiau buvo pilnos labai svarbių knygų. Turiu omenyje, kad ir dabar jos vis dar pilnos šimtų ir šimtų knygų. Galima matyti, kad ši šeima anuomet buvo labai išsilavinusi, labai raštinga. Man labai patinka tos mažos laiptelės stovinčios šalia. Galėjai jomis užlipti ir pasimti bet kurią norimą knygą iš šios milžiniškos knygų lentynos. Karolina taip pat ką tik mums pasakė, kad tai yra lenta, ant kurios jos prosenelis rašydavo visus savo darbus. Ji nėra tikra, kas tai parašė, bet atrodo, kad tai kažkokia matematinė lygtis. Taip. Ir štai čia kambario kampe, ji pastatė kelis kibirus, kad surinktų vandenį nuo stogo, nes tiesiai virš mūsų čia yra didžiuliai pratekėjimai freskose. Ir tai yra, manau, didžiausia žala šioje vietoje, kurią matėme iki šiol, įskaitant grindis, kurios įbriuvo prieš 2 metus. Taip, po mumis čia mes stovime tiesiai virš valgomojo, o itališkoje struktūroje visada yra kupolas po ją. Tad tarp šių 2 kambarių yra didelė erdvė, kuri iš esmės yra tuščia erdvė kupolui. Atsargiai, žiūrėk. Saugaus. Ateik iš ten, bet taip blogai, taip reikia skubaus restauravimo. Prašau, pabandyk man padėti. Taip. Mes padarysime viską, ką galime, kad tau padėtume. Man reikia tavo pagalbos. Taip. Ar čia taip pat buvo didelė freska ant lubų, ar tai buvo originali? Ne. Tai ir buvo. Tai ir buvo. Taigi, šioje patalpoje dėmesys buvo sutelktas į pačią literatūrą, o ne į... Čia buvo biblioteka pilna knygų. Taip. Šiame kambaryje taip pat turime gražią sietiną. Taip. Oho, koks kūrinys. Atrodo, kad yra pritaikytas elektrai. Bet dabar aš įvedžiau elektrą, bet aš neįjungiau. Taip. Nes kai prieš keletą metų įvedžiau elektrą, man pasakė, kad namas gali sudegti. Taip. Nes jis per daug senas. Laidai neturi jokio įžeminimo ar nieko panašaus. Ne. Taip, todėl tai nėra labai gera idėja. Taip. Nuostabus kambarys visi. Pereikime prie kito. Iš čia eisime koridoriumi prie kito kambario. Ir tada patenkame į labai įdomų kambarį, nes Karolina ką tik man pasakė, kad tai buvo kambarys, kuriame ji miegojo kartu su savo seserimi.
Kai pasakojame istorijos pradžioje, dėja, jos sesuo mirė prieš 7 metus ir dabar tik ji viena gali išsaugoti šią vietą. Labai gražios itališkos lovos, kaip matote, kaip visada tos labai kvadratinės tipiškos lovos. Šalia jų puikūs naktiniai staliukai. Graži į jį įkomponuota raudonmedžio mediena. Nuostabu. Absoliučiai nuostabus kūriniai. Ei, ar tai ne mūsų močiutė? Taip, atrodo, kad taip, jo. Ja. O šito vyro aš negaliu parsivesti namo. Ne, taip, labai religinga šeima tuo metu. Bet vis tiek. Ir vis tiek. Taip. Karolina vis dar labai religinga ir meldžiasi Dievui, kad išgelbėtų šią vietą. Žiūrėk, ateik čia. Taip. Dvivietė kėdė su atlofu čia. Tai nuostabus kūrinys. Felnijas. Man patinka, kaip jis stovi priešais lovą. Tai tarsi maža vietelė, kur galima prisėsti. Pažiūrėk į šią nuotrauką. Tai nuostabu. Manau, tai viena iš mūsų knygų. Galbūt tai maža biblioteka ar kažkas panašaus. Žurnalas turiu omeny. Ir štai čia. Kita nuotrauka. Man patinka, kaip jie papuošė. Taip. Tarsi šalia būtų gėlių ornamentas. O tas pelėsis baisus. Taip. Felnijas. Labai gaila šios vietos. Kiekvienas šio kambario baldų gabalas taip pat dera tarpusavyje. Taip, tai yra lygiai toks pat kaip ir lova viršuje. Man patinka, kaip jie kūrė daiktus, kurie neturi jokios funkcijos, o tik grožį. Šios medienos raštas tiesiog nuostabus. Gražu, kaip viskas simetriška, tiesa? Taip. Labai simetriška ir organiška. Ir tada manau, kad šis baldas kambaryje šalia yra mano absoliutus favoritas visame name. Taip. Taigi čia yra sofa, apie kurią kalbėjo Karolina. Taip, apvali sofa. Ji turėjo būti bibliotekoje. Taip, su ta karūna viršuje. Ar gali įsivaizduoti, kai ji dar buvo aptraukta audiniu? Karolina, kai buvo labai jauna, naudodavo šią sofą tiesiog atsigulti ir skaityti knygas bibliotekoje. Tai buvo visiškai nuostabu. Man tikrai labai patinka, kaip tai atrodo. Taip. Tai graži raudona spalva. Na, liūdna, kokioje būsenoje ji dabar yra. Taip, labai liūdna būsena, bet aš niekada gyvenime nesu matęs tokio baldo. Tai neįtikėtina. Ir šis kambarys taip pat yra matęs geresnių laikų. Jūs galite užuosti, čia labai jaučiasi drėgmė. Taip, ir manau, kad dauguma kvapų sklinda iš čia. Taip, knygos tiesiog pelėje. Ta rodiklė dažnai pasirodo name. Taip. Tai yra lovos atlošo dalis. Galėtumėte tai vadinti galvūgaliu, su maža arfa viduje. Ir lovytė. Galbūt Karolina čia miegodavo, kai buvo labai maža. Ir tada iš čia. Taip, tai yra pačiame rūmų pakraštyje. Nežinau, kam šis kambarys buvo naudojamas. Tikriausiai taip pat miegamasis. Čia guli dar kelios nuotraukos. Visa šeimos istorija. Šimtmečiai jos šeimos istorijos liko šioje vietoje. Taip, Jėzau Kristau. Ja. Ar čia kokia kišeninė Biblija ar kažkas panašaus? Taip, tai maža kišeninė Biblija. Netgi yra keletas lapų ir visko ten viduje. Nuostabu. Kažkieno brangiausias turtas. Uždaryk taip. Mane jaudina ši vieta. Taip. Freskos čia taip pat kadaise buvo gražios. Taip. Visa lubos trukinėja. Taigi, mes turėjome nuostabią ekskursiją po šią vietą. Ačiū tau, Karolina, kad parodai mums šią vietą ir pasidalinai savo istoriją. Tai mums buvo tikrai vertinga išgirsti. Tikimės, kad per mūsų vaizdo įrašą galėsime padėti tau surasti žmogų ar žmonių grupę, kurie galėtų padėti tau atkurti bent jau galbūt. Tik pasakyk. Tikiuosi, ačiū Jums visiems, kad mane priėmėte. Aš būsiu čia, jei norėsite ateiti ir aplankyti namą. Ir prašau, padėkite man. Ačiū. Labai ačiū, Karolina. Jūs esate nuostabus žmogus. Tikimės, kad netrukus vėl jūs pamatysime ateityje. Galbūt net atkursime rūmus.
Ačiū už viską. Ačiū. Gerai. Labai ačiū. Ačiū tau. Viso gero. Viso gero. Labai ačiū, Karolina. Viso gero. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Na, Kokia miela ponia. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Susitiksime kitą savaitę su nauja laida. Viso.